Sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti apie sveikatą ir santykį. Tik draugystė su savo mintimis ir jausmais užtikrina tiek gerą sveikatą, tiek gerus santykius. Kodėl aš taip sakau? Yra daugybė žmonių, kurie netgi nevalgo normalaus maisto apskritai, tik vartoja vandenį. Jie geba kitokiais būdais būti sotus, energetiniais būdais. Ir vis tiek jų tarpe yra tokių žmonių, kurie serga vėžiu. Apie ką tai byloja? Kad maistas nėra pirma sąlyga turėti gerą sveikatą. Antra, santykiai. Netgi iš senovės filosofų yra posakis: tik pažinęs save, tu pažinsi pasaulį. Taigi, kai mes sugebam susigaudyti savo viduje, savo jausmuose, emocijose, kodėl būtent taip aš jaučiuosi ir taip, kas iššaukia manyje tai, kokios mintys įtakoja, kad aš taip jaučiuosi, kokios mintys įtakoja, kad aš būtent taip ir ne kitaip elgiuosi. Visa tai yra šaknys savęs pažinimo. Ne kažkokia likimas, kaip sakoma, toks mano likimas arba toksai mano charakteris. Iš tikrųjų, tai kai save pažįsti, tu pradedi būti atsakingas už kiekvieną savo, galbūt kitas iki žodžio kiekvieno atsakingas tampi, ne tik elgesio, ir taip pat už emociją atsakingas esi. Taigi, pagrindinę mintį pasakiau, kad sveikata ir santykiai yra tiesiogiai priklauso nuo to, kaip save pažįsti ir kaip sekai iš to, kai save pažįsti, kaip sugebi tu save kontroliuoti, elgtis vienu ar kitokiu būdu. Dėkoju šį kartą tiek.